tik su ta jėga atsiradusi energija ir pasiekėm tą Vilnių. Iš tikrųjų buvo labai superinė, labai vieninga ir labai džiaugiuosi, kad mūsų planas pasiteisino 100%. Labdien, tai Aurėlis nekoks. Atvykau šeštadienį biškį pasidarbavau. Dar nusipirkau vamzdžiaus metalinį ten per tvarum bakužę įdėsam, nes tai metinuką pareis viršelė, kad neišlystų. Labai gerai supjausti iš karto parduotuvė, kokių reikės ilgių. Kaip galvoju, tave aš mėšlą? Ne, kon aš atėjau pakuorysias. Tu įgdėjai vežti mėšlą. Čia būt bauda. Baisu, kas įperlėjams prūts patven, nežinau, užsikėš dranažas musit. Konsono daryti, neįsivaizduoju. Nėte buvį, kansa čia būtum toks apilns. Kupins. Baisu. Ir pirmadienį jau sausesnė var. 9 laipsnių šilumos jau galės po šortas vaikščioti. Kur dėsam tas vamzdžius, tai čia pertvaryks. Rodė jau nuo rytojaus nustos lyti, pirmadienis bus sausas, tai gal biškį pratrauks, dabar pašal nebėra jau. Manau, kad nebėra pašal. Tai greit drėgmė išeis. Biškį papyliau sodos, nes atsirado toks avangums ant ėdimų. Tai priminčiau, gal rūgštingums pakilo. Tai kalcis, matyt, nėra toks aktyvus kaip soda. Tai bet kalci gali pastovę duoti realiai. Nedaug, nuo pH yra šarminis, bet soda labai šarminė ir su soda reikia atsargiai. Anos negali pastovę duoti, anos tikės geriausia periodas. Kiti sakė, ūkininką tiesiog padėt kažkokį indą. Ir jeigu ir palaid gyvulę, prieina jie palaiža tų sodą, tai irgi gal normaliai gaunas. Nežinau, visiems biškį paduosiu, biškį papils, kur palaižys. Po to padarysam, paskiau nuimsam ton sodą. Ir pradės kalcį vėl duoti, kalcį pastovę duosiu. Tai manau, tu iki padarys variant. O mažiuką, tai žiauriai gera kertanė. Tiek kukurūzį, tiek pašars jėd. Žiauriai gerai, tai patenkins esu. Atsimenat gal to video, jau ten jau vėlyvo stadijo pupas, labai tai jau rudenį. Ir į baltą sukau, ten pažįstam sakydai. Tai skonis žiauriai geras. Gyvulė da čia ronkio šeina, paskiau nei rontas pupas. Sajėd, žinau tuo šėriam tak. Ten su lenkišku, jau ten paleidžiam, ten čiū. Visai normaliai, o patampys, paės, kas liks raža, opa, pakreikti. Pupas tai grina, jau įkrukštom, niek netur. Atrodo, koks buvo rudenį, toks ir dabar, nes atsimenu, dar valgiau tada. Tai toks pats skonis. Tai viršėlis toks biški. Šlaps temperatūros turėjai, bet dabar kairį nulaižinu. Suleidom vaistokų biškinų temperatūros uždegimą ir dar sugirdžiau, supyliau litrą ten tokį krekenų pakaitalų sustiprinti imunitetų. Bloga, kad tie viršėlį reikia pabadyti, bet svarbu, kad mačiutų. Tikėkimės, vis bus gera. Šeštadienis baigtas, pasišėriau, įvežiau šienų rytojų. Matysam rytoj ar atvarys, ne? Priklausė, jeigu apsėvės, tai atvarys. Da, purvina vis, bet biškį drėgmė traukas. Galbūt pradžiūs biškėlį, nes šiaip tai reikėtų man mėšlus vežti. Biškį pašal, labai maža. Tai gražus toks, keits veršiuks. Bet nežinau, žinda, nežinda. Dabar atsivežiau šiaudų ir tvorų.
padarysim atskirą, kad būtų su mama veršiukas ir nieks netrukdytų, nes tas veršis atsistoja kažkur ant savaro. Tai jau. Tai užmečiau į užėdį. Nu, supyka biškį. Dėl to, ką mečiau, tai ką? Supyka? Saktas, man jau nepatinks tų geltom balakanų. Tai va, karviai čia. Padarysim panim savo gyvietėlį. Čia gan sausai, bet prasitreipė. Tai čia apsiveršiau. Padarysim savo gyvietėlį. Tai kiek karvių sėda. Reik tvorų. Viršelis į mamą atskirta, biški tokia nejauki ir pašara, vanduo laikina. Tai žodžiu, liktai ir žin viršelis, dar tų pakaitalų krekenos davėm, bet negeri. Taigi tikriausiai sotus ir dabar gražia gal. Nu buvo rame. Karvių kažkokį išsigundus, tai uždaryt. Iškreikėm. Varau kitų gyvulių aizėti. Ne vien karvi tie. Sekmadienis gražus, saulė šviet, paukščiuką čiulba. Bet visur purvyną. Reikėtų mėšlus vežti. Dabar nesąmonė per tus vandenis varyti. Tai o ta tuik švari faina karvytė, ta biškai išsimurzin, popstai dar pravaliau. Ir vaistukus leidom, nu uždegimo temperatūras ir dar vitaminų bumbikė per burną. Čiukšt. Pasta tuik spaudas. 5 kartus, man atrodo. Ir suleid 5 dienas šėlės, sustiprėjo organizmas. Tai čia tokie jau pas mus bandomi. Vaistuką. Šiaip apskrita antibiotikų kokių tai neleido, nes aš toks skeptiškas prieš tos antibiotikus, nes labai daug reikalų ir iš tikrųjų turi nustatyti, koks būtent sukėlėjas, tada parinkti antibiotikus, veterinarą reikia kviestis, labai didelį pinigą ir išeina ir nauda. Nelabai kažkaip būn paskiau neaug, taip, nežinau, man tai kažkaip. Ir apskritai, jeigu, pavyzdžiui, nu tuoj, ką aiškiai nepjaus mažą, čia nėra tos mėsos nieko, bet jeigu didelį gyvulį antibiotikas gyda, tai negali paskiau vartoti. Tai irgi nuostolis didelis, nes šiaip geriausias vaistas ir peiliuks, jeigu dideliam gyvuliu. Tada papjauni bent jau suvartoji tų mėsą į negailą, tik gailą yra, bet kom padarysi. Vis tiek galutinis tikslas yra mėsos išgavimas. Taip stengiamės išsaugoti, įkeintant veršiok, nes dabar man jį labai brangi ir visi man jį yra brangi, bet
Bet reikia saugoti. Stengti, kad išgyventi panašiai. Vakar gerą pastebėjau laikų, temperatūrą pamatau. Šiandien jau mažesnė išvesta temperatūra, tai reikia svaistuką padėt temperatūrą bent sureguliuoti ir gal ir ta nuotaika geresnė šiandien strakaliauti Telyčaitėj. Tenka gražiai gul savo kampelį su mama. Naujagimis. Tai va, žodžiu, nuo gydymo iki atitverimų visokių. Ir tų reikalus tas veršės, aišku, tik tą keli veršiuką, kiti dar daugiau tortų veršių, bet gal sąlygas geresnis biškėlį. Čia irgi dabar jau sąlygas neblogas palyginus. Perna ten bakužė išvis bartaks buvo toks. Šie erdvės nemaža, manau, gyvulių vienam tokį savo gardelę gaunas, kad pavyks koks atitver. Tai dar ten yra vienas lots, jeigu kas. Atsevės, o šiaip čia reikia valyti visko ir tvarkyti. Čia gražiai tokį dieną. Jeigu toks oras būtų savaitį kokį, tai būtų gera sausa. O dabar purvyna. Ir šiandien rodo, kad saulė šviet, turi to vėl lietų. Ai, ten naujagimis Telyčaitė vėl. Aišku, būt sveiks, svarbiausia gyvuliai viskas, bet taip labiausiai Telyčaičių norėjau, nes iš grina veislių pasidaryti pagrindus reikia ūkiaus ir išmokas didesnis ir šia produkcija geresnė ir grina veislių. Manau, paskiau ten kryžminčiaus limuzinas mėsą, toks daryčiau visokius fintus. Visai įdomu būtų. Bet vis tiek dar reikia pirkti daug veršelių. Ko ten daug, 15 veršiukų dar nusipirkti auginimų. Nes iš to tai dabar pajamų nebus iš to Telyčaičių. Telyčaitė atsived, tada aug 2 metus, tada pasieklindė, 1 mėnesį neščia, tada apsived, tada kol užaug vaiks 2 metai beveik. 5 metus gaunas 0. Tai va, 5 metus investuojas į ateitį. O jeigu apdraug būn karts, kad kažkas nelaiminga, tai ir 7 metus, o gal ir išvis nepavyksta. Tai va, musit nepameluočiau, ką pasakyčiau. Kas soda apetitą pagerint, rūgštingom greičiausiai jau pradėjai mažinti. Tu dabar kažkaip geriau jėdi ir mels biškį švariau suėdi. Datį mažiuką su jės mels. Fredis atvažiavo su pupteliuku. Važiuos į mešką. Čia pupteliuk laik, bet matysim meškį sodybą. Iš ten apstvarkys aplink. Ir saik, man trinkelis čia išsidėti reikia. Tai jo, būt gera čia trinkelis. Būt gera, ką prūts neplauktų. Kudens plauk, nežinau, dar neišsiaiškinau, bet greičiausiai savomis išsikeš karvis, bliaunam kalną. Tai reikia čia padauti melą suvaryti. Įsivežti po šarų.
O tokia reikala sekmadienį, geras oras, bet purvyna visur, plauk. Tai varau pasiimsiu, dar nuvežu miltus, pervežu mama ten. Viskas, šiandien apsišėriau, apsidirbau. Šiandieną užteks, tėva vakarį pasišers. Tai varau aš biškį pailsėti, kažkur gal pasivaikščioti, pavalgyti skane, prasiblaškyti tėvo. Palieks šitvoras ir vežu miltus. Ir užteks šiandieną, tai iki pirmadieniaus. Varom. Paukščiukai čiulba ulba. Pavasaris artėja, bet drėgmė niekur nedingst. Esam vandenį įstrigę. Tiesiog nežinau dabar, ko daryti. Nes mėšlus vežti labai neprotinga būtų. Vis dar nes vandens įbelė kiek. Vakar vien dieną saulį pašvietė, viskas baigės. Tai va. O dabar dar norėčiau priminti, kad paprenumeruokit kanalą būtina, palaikinkit. Galite ir pasidalinti, jeigu įdomus video. Ir taip gerinsim sklaidą video. Gerės sklaida, gerės kokybė, nes vis daugiau ir daugiau reikia laiką skirti. Aišku, keisas darba bus vis įdomiau, nes dabar esu įkalins vandens. Visur vanduo ir nenoriu čia su to bobkatu vežti mėšlų, nors reikia, bet nenoriu, nes bus labai blogai išmalsus čia visus pagrindus, tai ką čia bėra, bet nebeliks čia to kelią iš vis. Tai va, norėjau, čia dabar reikėjo biškį pasidalinti, va jau bananą ką plakst. Na, palakstyk biškį, va, čia jau yra. Va. Jau yra, kaip sakant, sveika viršeliaus vienas iš indikatorių. Tai ką pats įkel, ražos ir siunt jau. Nu, banana. Ai, kokiais. O, pažiūrėk. Tai va, toks vaizdėlis džiugin, nes reiškės buvo temperatūra pakilus, viskas ir dabar stabilizuoja situaciją, tai liuks. Geriau jau tas jau. Bet dar vaistuką nenutruks, šiandien dar gaus vaistukų jo ir toliau dirbam. Tai kreikuos, o kokį šudiną, unks irgi šudens, vis šudin yra iš kreikų ir dirbam. Tai stebutų viršiuką irgi, kur nauja gimus ten teličiait. Nes galvoju, gal ir tą temperatūrą tokį patikrinsiu, kad nebūtų tepka. Paskiau pramečiau, nepamačiau kažko, nes čia nušoliau ir... Ne, tai vis tvarkos temperatūrą. Žiūrėsim, rytoj irgi patikrinsiu. Tai bananą suleisiu, dar vaistukų įvarysam. Toliau dar būtis, dar gal spės mėšlus išsivalyti, ten daug nėra. Paimsam vitaminų ir paimkiam vaistuko. Tai va, teličaitė jau geriau tikra ir Uzbėjim pagauti jau, tai reiškia gera. Ir dabar jau vaistuką viskas, dabar tik ta vitamina belika ir tas toks kaip stiprinimų irgi ten toks priets papilt, sakykiam. Tai vaisto kaip ir suveikia. Vis gera, uždegimų nėra, temperatūra nukrita, nes matos paliai visko. Važies to naujagim, kad stebėsiu ir
kad nebūtų ir tam kitam, gal čia ir kažkoks tai užkrečiams dalykas, tada kažko. Nu, žodžiu, stebėsiu ir tų naujagimių, dabar pakabinkiam mėšlą dar, jį šiek tiek laik spėsam gal. Tai va, išvariau į lauk, čia bado seniai, nežinau dėl ko, nes čia taip pat gyvulė kaip ir čia, bet kaip išeina į pasibad laukį naujo teritorijo. Tai švalau mėšlą, iškreikam, parvarysam manus atgal, uždarysam, dėsam pertvarten, tai po to galėsam tas skrandinį suvirinti. Gerai varom. Nu, jau tai išvalyti, suvaryti ir to galėsam virinti. Nu, viskas, šiandieną tiek. Varau toliau darbuotis. Užsakiau tvorų 3 vienetus. Tai irgi mėsiniam galvijam, tik bus ne apvalis, o plokštis biškį lengvins. Tai ryto margučiai atveš tvoras ir saik tur man dovanų. Tai antradienis. Šiandien lyja lietus. Ai, lyn, lycen, gold, končiu darbausis. Wow! Tie fuoji pamėgojau iš tikrųjų. Ne, kur tu dein pamėgojus. Atsiguliau, biškį paguliau, atsigeriau kavos ir darbojamės toliau. Tai vežam ruloną. Ir čia yra šiaudų rulon su sukcibalt. Pažiūrėsim, kas ten gavos. Tu taip gyvenam, o šiandien visą dieną lyja ir labai nervinė, o tas lietus taip net sunkia psichologiška daros. Maždaug taip atrodo. Ei, jau. Su piktžolėm buvau, tai susikau į balt. Matysim, kaip su jais. Nu, žodžiu, pasikreiksti. Nu, jėd tu šiaudus. Panažinau. Bišką apies. Geriausia būti pakuižis vidų vežti, bet ne vienur mordyti ten labai baistas ir žemėms. Nu, žodžiu, lauko geresnių orų, bet nikap nesulauko. Tėvo kariuomenė yra terminas improvizuoti sprogmenys. Pas manis ir terminas improvizuoti pašarai. Tai kviečia, normalios žolės toks daug maž, o čia šiauda su piktžolėm susukti. Į kai kur papeliai, kai kur nepapeliai ir dar paprastų šiaudų porą rulonų.
Ir prasidės mityba dabar tokį su melasu, nes pašara baiginės. Žinau, kad jie bus, ruošiaus ir galvau, kad tą dieną ateis. Tai va, tik čia nubėr, pūr 100 nėra. 105 gal koks, nežinau. Nu, žodžiu. Tai va. Šiauda piktžolis ir ruloną 2. Viens tvarkyt su kita. Ir tas piktžolis šiaudas. O kviečiai tikėkimės yra ant paaugimo. Nes aš taip galvoju, kviečiai tik ir jie maistingesni. Tai eis prie tų jaunų galvijų ten metų, kur ir kviečių mesti į ton šerim padauit, kaip sak. Čia primen. Tikrai tai čia neužšalint girdykla, nebijo tualets. Tai ačiū Margučiam už dovanas ir atvežiu tuo pačiu užsakiau dar 3 tvoros pabandinti. Čia išlengvinta tipo tvoros, lengvestis nei tos kortūrų ir saikte patvirtas jos irgi. Tai jau pabandysim, pamatysim ateity, kaip tarnaus. Tai dar kartą dėkuoju Margučiam už dovanas ir už palaikymą. Ir jūs kviečiu irgi įsigyti tvorų pas Margučių su nuolaidos kodu. Nuo kovo 1. Dabar dar neskelbs nuolaidos kodą. Kitam video paskelbs nuolaidos kodą. Galėsite įsigyti 5% pigiau. Tai vis šis tas, kaip sako, nuolaida. Tai va, tokie reikalą. Žodžiai, pabaigs darbus. Dar biškį pavirinam viską šiandieną. Liūdna, tokia nuotaika, lietus, niūr, labai ilgas dienas, tos toks liūdnas. Tai tikimės pasikeis laiką, pagerės ir lietus nustos, lyt ir saulė nušvis. Tai tik į priekį, kaip sakė, judam po biškį. Tai ačiū už palaikymą, ačiū už dovanas ir iki kitų video, susitiksam jau greit. Čiau.